Nu ką, sveiki. Taigi, šiandien tradicinė kinų medicina ir rudens sezonas. Kaip prisižiūrėti savo sveikatą šaltuoju metų laikotarpiu šitame tranzite tarp vasaros ir žiemos. Yra rudens laikotarpis, kuris turi daug įvairių savybių, ne tik susijusių su fizinė sveikata, bet taip pat pagal tradicinę kinų mediciną tai yra ir tam tikri emociniai dalykai vyksta, kada reikia atkreipti dėmesį ir į savo jausmus, į savo emocijas, į streso lygį ir ypač į balansą. Balansas yra labai svarbus tradiciniai kinų medicinai. Jeigu žino tą yin-yang simbolį, tai apskritimą, kuriame pusė yra balta, pusė yra juoda ir kiekviename yra po taškelį, yra ta galimybė transformuotis, tai tame yin-yang logotipe yra atspindimas tas balansas. Taigi, aš esu Dovydas Lukšas, holistinio sveikatingumo ir personalizuotos mitybos specialistas, maistas yra vaistas platformos kūrėjas ir šiandien papasakosiu išsamiau apie tai. Tai daugelis žmonių, kurie seka mano turinį, dažniausiai jau norėtų apie mitybą. Tai koks tas būtų dabar maistas rudens sezonui. Tai kad iškart eitume prie reikalo, tai ir pasakysiu. Pagal tradicinę kinų mediciną maistas rudens laikotarpiui tai yra aštrus maistas ir taip pat svarbiausia, tai yra baltos spalvos maistas. Tai balta spalva tai gali būti kalafiorai, rauginti kopūstai, baltieji ridikai, krienai, svogūnai, česnakai, tos sriubos taip pat iš šitų kryžmažiedžių, daržovių ir kitų ingredientų. Taip pat gali būti kriaušės ir obuoliai. Na ir tam tikrai kiti produktai, kuriuos randate baltos spalvos. Jie labai padeda palaikyti balansą būtent rudens sezono metu. Dabar kas liečia pagrindę mūsų organų sistemą. Tai pagal 5 elementų supratimą, kuris yra tradicinės kinų medicinos daoistų filosofija, rudens sezonas yra priklausantis metalo elementui. Metalo elementas rūpinasi, įsišakoja į 2 pagrindinius organus. Tai yra plaučiai, tai yra kvėpavimas, įkvėpimas gyvenime ir taip pat storasis žarnynas. Tai čia jau yra kiti dalykai, tai yra tuštinimasis, taip pat paleidimas seno, to, ko jau nebereikia. Tai yra šalinimas. Ir labai svarbu atkreipti į šitos organus dėmesio. Reiškia, būtent rudens laikotarpiu rekomenduoju kasdien atlikti kvėpavimo pratimus. Tai didžioji dalis žmonių turi problemų su įtampa. Jie dažniausiai dirba, persidirba, skuba, lekia ir tas kvėpavimas dažnai užkyla čia į krūtinę ir žmogus susirakina. Tai kad to nebūtų, mes norime kvėpuoti giliai. Mes norime kvėpuoti giliai per savo diafragmą. Tai va, truputį parodysiu su kamera. Tikėkime, gal matosi. Bet principe reikia iš krūtinės leisti savo dėmesį kvėpavimu vis žemyn ir žemyn. Iki čia, iki diafragmos. Iki diafragmos ir tada mes jau pradedame giliai kvėpuoti į šitą vietą. Tarsi balionas, jisai išsipučia ir kai iškvepiam, vėl išsileidžia. Tai ne krūtinės tas kvėpavimas toksai, o gilus diafragminis kvėpavimas. Dar vienas puikus metodas, kaip galite subalansuoti savo nervų sistemą, tai yra vadinasi pakaitinis kvėpavimas. Tai mes įkvėpiame per, pavyzdžiui, dešinę dabar nosį, kairę uždengiame. Ir dabar jau dešinę uždengiame, per kairę iškvėpiame.
Per kairę įkvėpiame. Pakeičiam, per dešinę iškvėpiam. Šis kvėpavimas subalansuoja mūsų dešinį ir kairį smegenų pusrutulius, taip pat simpatinę ir parasimpatinę nervų sistemą. Tai yra streso, įtampos, tokia, galim sakyti, išgyvenimo nervų sistema ir taip pat atsipalaidavimo, relaksacijos sistema. Šitas dvi sistemas reikia palaikyti balanse. Todėl, kad jeigu jūs pastoviai blaškotės, taškotės, lekėt, jūsų organizmas galvoja, kad jis yra išgyvenimo būkliai. Todėl kyla kortizolis, adrenalinas ir šitie hormonai, kurie nėra gerai ilgamžiškumui. Tam momentui jie yra labai geras dalykas, jeigu jų prireikia, bet ilgainiui tai nėra sveikas dalykas. Tai čia yra plaučiai, kvėpavimas ir atminkime, kad kvėpavimas tai yra ypatingai svarbus. Be maisto mes galime išbūti, kad ir kelias savaitės galime pasninkauti, be vandens apie 3 dienas, na, o be kvėpavimo kelias minutės. Tai mes su pirmu įkvėpimu tarsi gimstame ir su paskutiniu atodusiu išeiname, paliekame, pakeičiame formą pagal Vydūną. Ir kitus dvasinius, aišku, mokymus. Tai kvėpavimas yra mūsų pagrindinis gyvybingumo aspektas, todėl reikia mokėti kvėpuoti giliai, ne per krūtinę, o žemiau, per diafragmą. Ir pradėti retinti kvėpavimą. Tai ne dažnai kvėpuoti, bet įkvėpti 4 sekundės, palaikyti 4 sekundės, iškvėpti 4 sekundės. Ir galite tos pakaitinius kvėpavimus daryti ir tiesiog tai bus nauda jūsų organizmui. Dabar storoji žarna. Storoji žarna tai yra apie tuštinimąsi, apie mikrobiotą, apie skaidulų fermentavimą. Ir tai yra labai svarbu, ar jūsų viduriai užkietėja, o gal viduriuojate, gal reikia truputį žarnyną pavalyti su tam tikrais augalais, pavyzdžiui, bitkreslė, pelynas, gvazdikėlis, išvalyti nuo grybelių, parazitų, patogeninių bakterijų ir kitų mikroorganizmų, kurie ten neturėtų būti. Todėl labai svarbu yra prisižiūrėti, nes ten yra didžioji dalis mūsų imuninės sistemos. Ir šiuo metu, lapkričio 15 dieną, pradėsime 10 dienų žarnyno sveikatos iššūkį ir valymą nuo tų patogeninių bakterijų ir kitų mikroorganizmų. Tai jeigu norite, parašykite L paštu, bus aprašyme. Ir taip pat parekomenduoti norėčiau visiems savo partnerių Dievų maisto probiotinius gėrimus. Ten yra lakto, bifido, taip pat kitų rūšių bakterijų, kurios padeda užtikrinti sveiką žarnyno mikrobiotą ir gerą imuninę sistemą, taip pat tuštinimąsi. Taip kaip žmonės mėgsta valgyti, taip pat turėtų pasirūpinti, kad ir tuštinimasis būtų sklandus. Nes kuo daugiau šiukšlių kaupiasi organizme, tuo atsiranda daugiau sunkumų. Todėl prisižiūrėkite savo žarnyną, valgykite sveiką maistą, užtektinai skaidulų ir taip pat savo žarnyno mikrobiotą. Tai pabandykite valgyti probiotinio maisto, kaip raugintų kopūstų, raugintų agurkų ir kitų produktų. Arba, pavyzdžiui, išbandyti funkcinius Dievų maisto gėrimus, kurie yra įvairių skonių. Tai yra ir šilauogių, ir citrinų, ir braškių, ir habanero pipirų, ko ten tik nėra. Tai va, dabar į šitos organus reikia pasižiūrėti iš psichosomatinės pusės. Tai plaučiai, tai yra įkvėpimas gyvybės, ne? Tai pažiūrėkime ir į emociją. Dažnai žmonės būna iškvėpia daug, bet iškvėpia duoda daug, bet įkvėpia savo mažai. Tai reikia subalansuoti pasirūpinimą kitais ir pasirūpinimą savimi. Įkvėpti naujo oro, iškvėpti seną orą. Dabar tuštinimasis, storoji žarna. Tai taip pat yra apie
psichosomazė, šitas organas apie paleidimą seno. Ką gyvenime reikia paleisti, prie ko dar laikotės. Kartais storoji žarna gali reaguoti į labiau emocinius dalykus negu šitos fizinius. Tai paklauskite savęs, ką jau laikas paleisti. Ir paleiskite. Aišku, nėra taip paprasta paleisti, bet tai yra procesas, bet bandykite paleisti. Tai va.